prasidėjęs projektas į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenę atvedė jaunus žmones. Šiandien pasižadėję Lietuvos Respublikai, Lietuvos karo akademijai, savo šeimoms, savo gimnazijoms, vadams ir instruktoriams, jie taps visateise karo akademijos dalimi. Jaunieji kariūnai ir lyderiai turėjo pakankamai laiko įvertinti savo motyvaciją ir apsisprendimą. Todėl kviečiame pasižadėjimo žodžius ištarti aiškiai ir garsiai mūsų visų akivaizdoje. Prieš rikiuotę skaityti pasižadėjimą kviečiame jaunąjį kariūną lyderį Arminą Laurinavičių. Jaunasis kariūna Laurinavičiau, aš ir puskarininkai prisistatykite. Slaus. Горел! Прежде Шмигел! Даниил Черныш! Яков Мордовский Геролис! Виюс Януляевич! Райгерден Селекоин! Індря Петрушкин! Лука Закрас! Арина Філістович! Шумініка Тімайте! Юстас Милов! Інеля Ковальова! Наша Сокулик! Кита Скучив! Арназа Зазоцкий! Ей, Жилиц! Еміля Споровський! Сергій Цінович! Лой Спен! Емілія Борисович! Доминика Кузачаевич! Кароліна Соколик! Анна Шпираевич! Класс! Бегим! Андрей Шевцов! Марта Спартнайте! Йопта Простайте! Саля Линкайте! Карл Баб! Ганна Нарій! Валерія Деревінська! Раймонд Замышеев! Ставка на село і корюну лідер! Юс Владимировна! Василу Дукерку билеты Девина Лету! Василу Дукерку истинным националом спасибо! Генерала Йона Жемайча Летового Скара Академии! Слава Магику! Шейм! Олегом Сергеем Скорюну! Василу Долгидина Скоровского Конституцию! Пересадки! Вигните самого аду и инструментирует Сакин! Василу Дусабы Тиман Пакинета Турта! Василу Долгидина Литовской Ромни Святимир! Василу Дусекти Шинюрис Кропи Молкис! Василу Дубути Физический Пилос! Василу Дубути Горбикас Французского Леса Корюнус Лидерс! Гарбатина Мандевас! Sveikinimo žodį tarti kviečiame Lietuvos kariuomenės vadą generolą Raimondą Vaišną. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas profesorius ministrė, generolai, pajėgų vadai, karininkai, puskarininkai, seržantai, kariai, kariūnai, šauliai, visos šios nuostabios ceremonijos dalyviai. Priesaika kiekvieno kario tarnyboje yra svarbiausias žingsnis, rodantis ištikimybę tėvynei, artimam ir bendražygiui. Visais laikais laikytis kario priesaikos buvo šventa pareiga, o ją sulaužti didelis nusikaltimas. Prieš daugiau nei 105 metus prisiekė pirmieji Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, padėjo pagrindo šiai nuostabiai tradicijai, kurie pokariu tęsė Lietuvos partizanai, vėliau 91 metų parlamento gynėjai,
ir mes Lietuvos, visos Lietuvos kariai. Šiandien prisiekite ne tik čia susirinkusis, bet ir kiekvienam Lietuvos piliečiui, jog iškilus grėsmei jie bus ramūs už jūsų nugarų, jumis tikės ir jūs negalėsite nutikti. Ištarę šios garbingus žodžius, parodėte tvirtą apsisprendimą, begalinį ryžtą, bei tapote didžiulės ir galingos bendruomenės Lietuvos kariuomenės dalimi. Po vieną esame tik detalės, o visi kartu milžiniška jėga. Nuo šiandien esate tie, kurie kursite kariuomenės ateitį, ir kiekvieno jūsų indėlis bus surašytas laisvės verse. Ateinančius 4 metus mokysitės, gilysite žinias ir įgysite patirtį, būtina norint tapti sėkmingais ir garbingais Lietuvos kariuomenės karininkais, o norėdami tapti pačiais stipriausiais, mokėtės turėsite visą gyvenimą. Ačiū Jums, šių šaunių jaunuolių artimiesiems, kad jūs įkvėpėte, suteikėte jiems gyvybės, leidžiant šio keliu. Jaunieji kariūnų lyderiai, jūsų žymėjimas, pasiryžimas yra svarbus įsipareigojimas. Plėsti savo pilietinės žinias, ugdyti patriotiškumo, charakterio ir valios savybes, viską, ko reikia siekiant būti puikiais valstybės piliečiais. Arba tapti būsimais Lietuvos karo akademijos kariūnais. Linkiu Jums ryžto ir stiprimo žengiant šiuo nelengvu keliu. Sėkmės. Dėkojame kariuomenės vadovui. Tęsiant gražią ir prasmingą tradiciją, netrukus bus įteikti simboliniai antpečių ženklai, priminsiantys vieną ryškiausių okupacijos pasipriešinimo vadų - generolą Joną Žemaitį, mūsų visų idėjiniai ir vertybiniai lyderiai. Ši tradicija perimta iš tarpukariu veikusios karo mokyklos, kurios auklėtinių uniformų antpečiai buvo puošti tuomečio mokyklos globėjo Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos inicialais. Jauniesiems kariūnams lyderiams bus įteikti simboliniai laipsnio ženklai. Seimo pirmininkė artėja prie Dominikos. Ir
Лагер!